Toliau laidoje daugiau patarimų, kaip pasirinkti daržovių sėklas iš seminarų, kuriuose parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Liucija Kunigiškytė pristatė šio tinklo pardavėjoms naujas perspektyves ir dėmesio vertas veisles. Praėjusiose laidose pasakojome apie gausybę stambiavaisių pomidorų, kurių naujausi yra Akron, Esmyra ir taip pat apie smulkiavaisių pomidorų veisles Spencer, Kuranto, Charmant. O šiandien pristatysime dar vieną Europoje populiarią pomidorų veislę Silvianą. Mūsų asortimente yra veislės, kurios skirtos tiek profesionalams, tiek mėgėjams. Mėgėjams yra skirtos daugiau veislės, profesionalams hibridai. Jeigu visiškai, vadinkime, mes neturime ko slėpti ir mes esame labai atviri prieš savo pirkėją visada ir sakome, kad jeigu jūs norite gero skonio, jeigu jūs norite minkštos odelės, reikėtų negalvoti apie hibridus. Jeigu jūs norite derliaus jeigu jūs norite, kad jūsų pomidorai būtų atsparūs ligoms, kas iš tikrųjų Lietuvoje yra labai svarbu, reikėtų rinktis hibridinės veislės. Tai vat norėčiau pristatyti vieną iš veislių, tai yra hibridinių veislių Silviana. Tai yra veislė skirta profesionaliai rinkai, kaip matote. Derlius, gausus, pradėję pirmieji pomidorai, šiandieną mes turime Liepos pabaigą. Pomidorai yra, kas labai svarbu profesionalioje rinkoje, daugmaž vienodo dydžio, raudonos spalvos, iš tikrųjų labai geros tekstūros ir lengvai skinami. Štai, pomidoras turi būti nuskintas štai taip. Jokių būdų nereikia lupti šito žaliosios dalies, tiesiog tai yra tvirtas pomidoras. Kietokas, jo, bet iš principo šita veislė yra kietoka. Štai toks gražus vidus. Tai yra standartinė veislė profesionalams ir daržininkams mėgėjams. Kaip matote, pomidorai yra 140, jie sveria, manau, apie 140 gramų vienas vaisius. Ant kekės jų yra 4-5 vaisiai, standartiniai vienodo dydžio. Iš tikrųjų, veislė yra aukštaūgė, kaip matote, ir net nepanašu, kad jinai neužaugintų šito gero derliaus. Toliau parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistės Liucijos Kunigiškytės patarimai, kaip užsiauginti įvairių veislių ir net skirtingų spalvų burokėlių. Kadangi burokėliai iš tikrųjų paskutiniu metu toks, vadinkime, renesansas burokėlių auginime yra, žmonės vis labiau domisi ir juos konservuoja, naudoja ir burokėlių sultis, ir įvairiuose kokteiliuose. Kepimui ir kepimui, taip, ir ypatingai garuose ruošiami burokėliai, na, žodžiu, įvairiausių daiktų ir iš tikrųjų labai prieinama daržovė, jinai yra labai lengvai auginama. Na ir šiais metais mes siūlome iš tikrųjų štai tokį gražų mišinį. Tai yra 3 veislių mišinys, baltai šakniavaisiais, geltonai šakniavaisiais ir raudonos spalvos šakniavaisiais. Prapjovus jie atrodo taip. Tai yra 3 veislių mišinys. Tai dabar, jeigu mes baltus burokėlius užsiauginam, tai šaltibarščių raudonų nebus? Na, šaltibarščių raudonų nebus. Raudoniem šaltibarščiam mes naudosime štai šituos raudonus burokėlius. O geltoni balti bus mūsų salotoms. Raudona veislė yra veislė bona, iš tikrųjų labai gražų šakniavaisiai, labai, matote, minkštimas. Labai svarbu, kad raudono burokėlio būtų toks vientisas minkštimas, be ten kažkokių tai tokių plaušų, tai bona veislė yra iš tikrųjų labai gera ir labai tinkama. Perpjaunam, pasižiūrim, kokia jinai, štai kokia ryški spalva. Viena mišinio veislė. Antroji mišinyje esanti veislė, albino veislė, na, kaip ir veislės pavadinimas, baltas burokėlis, vėlgi tiem, kas labai mėgsta burokėlius, bet negali naudoti dėl kraujo tirštinančių savybių, tai šita baltais šakniavaisiais veislė albino yra jiems puikus pasirinkimas. Na ir trečioji veislė, kad turėtume kuo daugiau spalvų, kuo linksmiau būtų mūsų daržuose, tai yra veislė Golden. Na ir vėlgi veislės pavadinimas nusako, ko galime tikėtis. Tai yra auksinis, ar ne? Na, turėtų jo auksinis burokėlis būti štai toks. Tai veislė yra Tonga Diccioti ir iš Italijos. Va štai tokie burokėliai.
raudonis su baltu. Dabar kaip nuimti tą derlių? Jeigu jūs ruošiatės naudoti lapus maistui, galite rauti visą augalą ir neštis iš daržo su lapais. Jeigu jūs norite tik lapkočių, štai tokį burokėlį mes turime su lapkočiais ir dar keliais lapeliais. Tiesiog maistų naudojamas ne tik šakniavaisis, bet ir šitą lapelį. Laidoje Svajonių sodai pasakojame apie daržovių sėklų naujienas, kurios buvo pristatytos parduotuvių tinklo Žalia stotelė pardavėjoms organizuotame seminare. Kiekviename šių seminarų dalyvavo ir mūsų laidos komanda ir parengė patarimus žiūrovams. Į bandymų laukus, kur šiandien vyko seminaras jūsų parduotuvių pardavėjams, mes atvažiavome filmuoti birželio 1 savaitę. Ir štai matome puikų salotų derlių. Tik skink, rauk ir valgyk. Iš tikrųjų, kokia veislė? Iš tikrųjų, mes turėjome šiais metais tokį tikslą parodyti dar kartą gūžinės salotas ir naujas mūsų veislės. Ir va štai matote 3 salotas, 2 iš jų, viena žalias gūžinės, raudonas ir ten yra mišinukas. Tai yra veislė Lobela, profesionalios sėklos, skirtos tiek mėgėjams, tiek profesionaliam auginimui. Iš tikrųjų, kaip matote, gražus augalai, tikrai mes vėliau nupjausime, pasižiūrėsime, augalas puikus, lėkštė salotų, vienas augalas lėkštė salotų. Ir jeigu kartais mes galvojame nusipirkę sėklų pakelį, kad iš tikrųjų tenai sėklų nedaug, tai, na, pakelyje sėklų yra daugiau nei mes naudojame. Tiesiog yra bėda ta, kad ne visada mes mokame auginti. Šitos salotos buvo pasėtos sėklos į dėželes šiltnamyje ir vėliau buvo pasodinti daigai. Išlaikyti atstumai 30 cm tarp augalų ir šiai dienai mes turime štai tokias gražias salotas. Na va, čia tokias, parodysiu sėklos, kokios buvo pasėtos. Va štai tokios dražuotos sėklos. Dražuotos salotų sėklos, tai yra kiekviena sėklelė yra apvelta rišlių, organinių ir mineralinių trąšų mišinių. Taigi ir nepatyrusiam daržininkui labai lengva pasėti. Pasėti po vieną sėklelę, sėklelės yra daigios, na ir vėliau tuos daigelius išpikuoti štai tokiais vienodais atstumais ir tiesiog laukti tokio puikaus derliaus. Ir štai rezultatą mes turime štai tokią guželę. Kas būdinga šitai salotų veisliai vėlgi yra tai, kad, taip ir sako selekcininkas, kad nupjovus vieną guželį jūs turite lėkštę salotų. Mes pašalinam tą kotelį ir rezultate mes turime tokias lėkštę tikrai salotų, galime jas dargi pasmulkyti tiesiog tarp rankų, na prieš tai nuplauti turime be abejo, bet mūsų lėkštę salotų mes turime. Salotų veislę Lobela galime auginti ankstyvajam ir rudens derliui. O kad salotų lysvė nebūtų nuobodi, galima ją paįvairinti ir kitomis spalvotomis veislėmis. Vidutinio ankstyvumo salotų veislė, Little Gem toksai yra tipas, nepamatysite kodėl Little, aš vėliau parodysiu, bet iš tikrųjų puikios salotos, ilgai neperauga, lapeliai, kaip matote, yra gan dideli. O dėl ko mes auginame šitą salotų veislę, iš tikrųjų dėl va štai šitos guželės. Vėlgi, matome įvairovę, iš tikrųjų poreikis yra žmonių pastaruoju metu labai pasikeitęs ir išaugęs. Jeigu anksčiau mes visi žinodavome, kad salotas yra tik tai žalios, ten lapinės kažkokios, tai kažkokios garbanotos, tai dabar tai įvairovė salotų veislių iš tikrųjų padaro šitą daržovę labai prieinamą visiems skoniams, visiems norams, įgeidžiams, na, keičiasi ir mūsų įpročiai, mes jau nebepjaustome smulkiai tų salotų, nebepilame kefyro, bandome ten su įvairiausiais padažais, aliejais, na ir tiesiog tai ir privedė prie to, kad mūsų asortimente visos tos veislės ir yra. Kaip sakiau, Little Gem tipas. Štai, paruošta valgyti salotų guželę. Iš tikrųjų, labai daili salota, raudonai žalios spalvos. Na ir jeigu mes pasižiūrėsime, kas šitos salotos viduje, tai manau, kad nustepsite. Va štai kokia graži salota. Labai dekoratyvu. Labai dekoratyvu ir ne tik dekoratyvu, bet ir labai skanu. Kažkaip tai pavyko suderinti šitoje salotų veislėje ne tik puikias skoninės savybės, atsparumą ligoms, bet ir tą dekoratyvumą. Visos gužinės salotos yra sodinamos daigais kas 30 cm, patarė Liucija Kunigiškytė. Šią veislę taip pat galime sėti ankstyvajam ir rudeniniam derliui. Neįgudę sodininkai gali daugelį sėklų sėti juostomis. Šitame laukelėje buvo pasėtos, jeigu taip galima pavadinti, pasėtos sėklos juostoje.
naudota tokia sėklų rūšis, salotų sėklos, kurias mes parduodame štai tokia popierinėje juostelė. Tai yra lengva sėja, greita sėja, jinai tinka tiek įgūdusiem daržininkam, iš tikrųjų mėgiama mūsų daržininkų, profesionalų, tiek ir mėgėjam. Na ir dar kas sėklos juostoje šitos salotos, tarkime, jeigu prieš tai mano minėtos buvo sodintos į dirvą daigais, tai šitos tiesiog pasėtos tiesiai į dirvą, jos dar užaugs, dar jos nėra tokios didelės, bet jau pirmasis salotėlės jau rauname ir mes praretinę paliekame vietos kitiems augalams, tiesiog išrauname su visomis šaknimis ir taip paliekame tarpus. Šioje pakuotėje ir buvo tos 3 juostos, kur išaugo skirtingų rūšių salotos, ar ne? Tai dar šiek tiek apie tas veislės šių salotų. Iš tikrųjų, 3 skirtingos veislės salotų, va štai iš toje salotų juostoje, tai vadinkim taip, tokia populiari ir taip mėgstama Grand Rapids veislė, žalios salotos. Mes turime Nikolai veislę iš tikrųjų šitų salotų, tai yra raudonos salotos, vėlgi lapinės salotos ir 3 salotų veislė yra salotų veislė Karioka, tokia tarpinis variantas tarp žalio ir raudono. Na, žodžiu, jūs turite viename pakelyje 3 salotų veislės, na, visą gamą spalvų ir skonių ir vitaminų. Sodininkui patogu sėti su juostomis morkas, ridikėlius, petražolės ir netgi vienmetės ir daugiametės gėlės. Kiekviena iš sėklų yra apvelta organinėmis trąšomis, kurių užtenka 2-3 savaitėms, sako Liucija Kunigiškytė.